Mindaugai, pergalė prieš Lietuvos Rytą šitoje serijoje, pirmoji, esant tokiai trumpai serijai, ko gero tampa dar svarbesnė, ne? Na, džiaugiamės, aišku, kad iškovojom pergalę vis tiek prieš Lietuvos Rytą, pirmoji namie, neprarodama aikštės pranašumo, bet aš galvoju, kad vis tiek svarbiausios kovos laukia ateityje. Ketvirtadienį išvykai svarbios rungtynės, po to namie ir aš sakau, kad padarėme mažą darbelį, bet dar lieka labai daug darbo. Labai geras pastebėjimas buvo šiandien spaudos konferencijoje, kad Žalgiris Lietuvos Rytą pilna ta žodžio prasme visas rungtynės maudė 2-2 žaidimo stiliumi. Toks buvo trenerio nurodymas, tiesiog žaisti taip ir ne kitaip. Na, matot, mūsų toks daugiau šiandien nurodymas buvo sužaisti geriau gynybą, mes juos tenais daugiau ruošėmės gynybą, visus tos ternius gvildenom, visą kitą ir kad žaidėm 2-2 gerai, tai jau čia turbūt Ryto, galbūt gynybinės spragos, nežinau, tiesiog kas mums gavos, tą ir žaidėm. Būtume galbūt pataikę ten labiau 30, dar ką būtume gal tą labiau akcentavę, kas šiandien labiau sekęs, tą ir darėm. Ruošitės gynybą 2-2, viskas pavyko apskritai. Kas šiandien nesisekė? Ar buvo kas neišpildyta? Sunku pasakyti dabar. Aišku, vis laik tų klaidų būna. Ir nors ir praleidom, net neįmetė mums 60 taškų, bet pačioj gynybai galima dar geriau sužaisti. Puolime taip pat keletą tokių progų neišnaudojom, žiūrėsim video, bandysim, aišku, taisyti klaidas, kaip visada. Vienose varžybose 3 taškai, kitose varžybose 2-2, ar čia tiesiog geras pažinimas varžovų, ar tiesiog pristaikymas prie jų gynybos? Na, tai tiesiog, kur. Tai kokią dieną labiau sekas koks dalykas, tą ir darom, tas pats, kai būna ir su žaidėjais. Vieną dieną vienam labiau sekas, kitą dieną kitam. Šiandien pataikė Popovičius ir tokas neblogai žaidė, tai daugiau juos ir akcentavome. Tai taip pat ir su visom taktikom, kas tuo metu sekas, tą ir darom.